Ir jo, aš kaip dažnai sakau, kad leiskit vaikam reikštis, palikit juos jūs ramybei, duokit jiems gyventi, nes kitaip jie užsiblokuos, jie neišmoks, kaip čia pasakyti, nereikštis, jie nebeleis savo reikštis. Pavyzdžiui, apie mažąją dukrą, iš vis bijo kažką daryti, tai jinai bijos ir kitose gyvenimo srityse. Tai mama, matydama, kad jinai traumuoja savo vaikus, jinai turi tvarkyti su savim. Geriausiai būtų, jeigu jūs pasidarytumėte tą destruktyvių programų analizę ir pasirašot programą, pedantizmas, švaros deivė kažkokia tai, ne? Ir rašotės, ką man tai reiškia, kodėl aš tai darau, kodėl man atrodo, pavyzdžiui, galima surašyti pliusus, minusus, kodėl man tai atrodo gerai ir kodėl tai yra blogai. Ir po to pasižiūrėti, kas ten jumise dar vis iki šiol ima, tą valdytojo poziciją, kokie dalykai, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl man tai yra svarbu, kodėl aš negaliu palikti pavyzdžiui, ten virtuvė indų neplautų, arba dulkių nenuvalytų, arba ant stalo kokia tai betvarkė iš viso, ne, ten būna šeima gyvenė, ne, ir ten, prisikūpė visko.